Kur aš nulėksiu lediniam upėm sidabro tiltais. Už ledo upių geltonos pievos, kur saulė vaikšto. Bitės yra sukūrusios vieną unikaliausių bendruomenių gamtoje. Jos keičiasi informaciją naudodamos garsus, kvapus, specialius judesius ir net šokdamos. Stebėdamas šen ir ten zujančius mokytojus, nevalingai prisiminė žalioje laukymėje dūzgiančias bites. Šiltą vasaros dieną lakiojančias nuo vieno gėlės žiedo prie kito ir nešančias kvapnųjį nektarą į savo avilį. Neaprėpiami švietimo pievose įvairiaspalvių žolynų plotai. Švietimo sistema Klaipėdos mieste, pradedant ikimokykliniu ugdymu ir baigiant profesiniu mokymu bei suaugusiųjų švietimu, yra tarsi didžiulis tinklas. Lopšeliuose, darželiuose, mokyklose, vaikų neformalaus ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose dūzgia, triūsia tūkstančiai pedagogų. Kasdienis darbas su jaunu žmogumi apima be galo daug sričių. Mokytojai turi gebėti perteikti ne tik mokslo žinias, bet išmanyti psichologiją, padėti formuoti socialinius įgūdžius ir patys nuolat tobulėti. Tad čia didžiulis vaidmuo tenka pedagogų kvalifikacijos tobulinimo centrams. Vienas jų – Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras, neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir pedagoginės patirties sklaidos centras, kuris yra tarsi visą miesto švietimo bendruomenę apjungiantis statinys. Galbūt simboliškai jį galėtume pavadinti aviliu, į kurį darbščiosios bitės sunešusios nektarą ir versdamos jį medumi, kuriuo gali maitintis kiti, užpildo korio akeles. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras įsteigtas 1999 m. lapkričio 1 d. vadovaujant Alfonsui Zvierkai. 2015 m. rudenį įstaiga persikėlė į naujas patalpas. Kasmet besikeičiantis ir modernėjantis pedagogų švietimo ir kultūros centras, nuo 2016 m. vadovaujamas Raimondos Terbienės, bendradarbiaudamas su Klaipėdos miesto švietimo skyriumi, įvairiomis miesto švietimo ir kultūros įstaigomis, organizuoja įvairiapusę metodinę bei kultūrinę veiklą, tiria pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius bei rūpinasi neformaliuoju suaugusiųjų švietimu. Pedagogų švietimo ir kultūros centras skatina diegti pažangias iniciatyvas ir padeda pedagogams įgyvendinti pagrindinius švietimo kaitos uždavinius. Žengdamas koja kojon drauge su kiekviena karta, mokytojas kasdien turi įveikti nemažai iššūkių ir kaitos procesų. Įsipareigojimas tobulėti ir neatsilikti nuo kaitos švietime ir visuomenėje, tai yra nuolatinis mokymasis, tampa dažno pedagogo švietimiečio kasdieninio gyvenimo dalis. Tad nenuostabu, kad pedagogų švietimo ir kultūros centras nuolat dūzgia it bičių avilys. Kvalifikacijos tobulinimas itin svarbi Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro veikla. Bendruomeniškumo puoselėjimas yra viena svarbiausių centro krypčių ir vertybių. Bendradarbiaudamas su miesto pedagogų bendruomenė rengia kvalifikacijos tobulinimo programas, akredituoja jas ir įgyvendina, bei išduoda kvalifikacijos pažymėjimus ir pažymas. Smagu pastebėti, kad per metus įstaiga įgyvendina apie 150 kvalifikacijos tobulinimo programų. Surengia vidutiniškai apie 1000 renginių, kuriuose apsilanko virš 24 000 dalyvių. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro darbuotojai dirba planingai ir kryptingai. Nuolat dalyvaudami įvairiuose mokymuose, semiasi patirties iš kolegų, tobulina profesinės, andragoginės ir didaktinės kompetencijas. Išskirdama metodininkus, noriu pabrėžti, kad būtent jie žvalgosi nektaro šaltinių.
Tai yra aktualių temų bei lektorių, mokslininkų ar pedagogų praktikų, pagalbos mokiniui specialistų, psichologų, galinčių dalintis inovatyviausiais mokymo būdais, sėkmės istorijomis, svarbiomis kitiems. Juos ir galėtume vadinti žvalgais. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro išskirtinumas – metodinė veikla. Pedagogų švietimo ir kultūros centras, organizuodamas metodinę veiklą ir pedagoginės patirties sklaidą, įvairių dalykų mokytojus ir vadovus kviečia nuolat dalintis gerąją didaktinę ir vadybinę patirtimi įvairiuose seminaruose. Pedagogai noriai dalindamiesi praktinę darbo patirtimi ir patys drauge su kolegomis tobulėja, atsiskleisdami kaip lyderiai, renginių organizatoriai, oratoriai. Neretai metodinių būrelių pirmininkai ar nariai atranda vadybinį potencialą, vėliau tapdami švietimo įstaigų vadovais. Miesto švietimo įstaigose metodinė veikla sukoordinuota ir dirba laikydamasi susitarimų. Kiekvienoje įstaigoje tam tikrų dalykų ir sričių mokytojai jungiasi į komandas, vadinamas metodinės grupės, kurioms vadovauja pirmininkas. Minėtos grupės pagal poreikį būrėsi į metodinius būrelius, savotiškas šeimas. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras koordinuoja net 39 metodinių būrelių veiklą, kiekvienam iš jų vadovauja būrelio pirmininkas ir taryba. Švietimo bendruomeniai bendradarbiaujant taikomos įvairios metodinės veiklos formos ir metodai. Susirinkimai, posėdžiai, apskritojo stalo diskusijos, atviros pamokos ir veiklos, filmuotų pamokų pristatymai, konferencijos, gerosios patirties seminarai, įvairios parodos, edukacinės išvykos, forumai, metodinės dienos. Gerosios patirties renginiuose per metus apsilanko apie 2000 mokytojų. Gausaus kasdienio nepailstamo mokytojų darbo medonešio rezultatas – edukacinės patirties bankas, sukurtas centro interneto svetainėje. Kiekvienas turi galimybę sukauptą pedagogų metodinių darbų elektroninę versiją atsisiųsti ir naudotis kasdienėme darbe. Svarbi Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro sritis – neformalusis suaugusiųjų švietimas, kur centras atlieka šias funkcijas. Skatina suaugusiųjų motyvaciją ir dalyvavimą mokymuose, vykdo neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi stebėseną, organizuoja renginius, taip pat informuoja Klaipėdos miesto gyventojus, darbdavius ir socialinius partnerius apie neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi galimybės įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis. Projektinė veikla nemažiau svarbus darbo baras. Čia didelis dėmesys skiriamas lyderystės, mokytojo lyderio, klasės vadovo lyderio, mokyklos vadovo lyderio, mokinio lyderio idėjai įgyvendinti. Tuo siekiama suburti ir įtraukti į bendras veiklas miesto mokyklų komandas, kurios dirbdamos drauge inicijuotų pokyčius Klaipėdos miesto švietimo srity. Projektinėje veikloje institucija imasi projektų rengėjo, vykdytojo ir partnerio vaidmenų. Pedagogų švietimo ir kultūros centras yra ypač aktyvus neformalaus partnerystės tinklo veiklose, kur atlieka informacijos sklaidos, konsultanto, koordinatoriaus ar vertintojo vaidmenį. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras sutelkia mokytojus ne tik bendrai metodiniai, bet ir kultūriniai veiklai. Metodinių būrelių nariams stengiamės organizuoti ir įgyvendinti kuo įvairesnių renginių, kurie padėtų suburti Klaipėdos švietimiečius. Įsimintinos metodinės dienos, edukacinės išvykos, kelionės dviračiais, susitikimai su kitų miestų švietimiečiais kasmet suburia didelį būrį švietimo entuziastų.
Ne vienerius metus tradiciškai pavasarį Klaipėdos miesto švietimo įstaigų vadovų ir pedagogų bendruomenės dalis įsijungia į akciją Atsodinkime Kuršių neriją. Tradiciškai akcijos Pasidalinkime šiluma suburia didžiulį būrį ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo švietimo įstaigų pedagogų. Talkinant Baltijos gimnazijos bendruomeniai, Pedagogų švietimo ir kultūros centras remia akciją Vienas dūris vietoj 140, subūrusią net 13 švietimo bendruomenių, parėmusių diabetu sergančius vaikus. Kasmetinės akcijos Pyragais kvepianti kaiminystė metu surinktos lėšos pervedamos į TV3 išsipildymo akcijos fondą. Nauja su Lietuvos valstybės 100-mečiu startavusi pilietinė kraujo donorystės akcija Tu ir aš vieno kraujo, kaip ir minėtos, įtraukianti vis daugiau Klaipėdos miesto pedagogų, planuojama tęsti ir tapti tradicinė. Kasmet organizuojama Tarptautinės mokytojų dienos šventė suburia po vienu stogu apie 600 Klaipėdos miesto pedagogų. Jos metu pagerbiami ir apdovanojami darbais pasižymėję mokytojai. Graži šventės tradicija – skelbiamas klaipėdiečio metų mokytojo nominacijos nugalėtojas. Gražia tradicija tampa mokslo metų baigimo šventės. Švietimo bendruomeniai skirti renginiai ant mokyklos stogo, bendruomeniškumo žemė padeda uostamiesčio pedagogams generuoti idėjas, labiau pažinti vienas kitą ir burtis naujiems bendriems projektams, padedantiems nuolat tobulėti ir keistis. Bičiulystė neatsitiktinai su draugystė ir bendradarbiavimu sietina žodis. Stebiu bites. Jos stebina savo šokiu, sukdamos ratus, vaikščiodamos zigzagais ar tiesiomis linijomis, jos informuoja bičių šeimos bendruomenės narius, kur tiksliai esama nektaro. Jeigu šokį suvoktume kaip savitą komunikavimo formą, kuris suteikia galimybę perduoti vieni kitiems emocijas, žinias ir padeda pasiekti socialinio bendrumo, tai mokytis ir mokyti kitus galėtume visą gyvenimą šokdami. Išties, neaprėpiami švietimo pievose žydinčių žolynų, įvairiausių veiklų, metodų ir naujovių plotai. Kur aš nulėksiu geltonom pievom, saulės išvaikščiotom, už saulės pievų, ant aukšto kalno. Tai nusilenksiu žemei, dangui ir žmogui.